Šičia talentų derinys yra 11, 10, 17. Labai stipri, labai energetiškai stipri kombinacija. Ir 11 yra pats aukščiausias taškas, kuris yra jau visatos energetiniam lygmenį, netgi pačiam kūne kaip ir nėra, bet žmogus tai tiesiog jaučia tą energiją intuityviai ir su ta intuityvia energija jisai daro savo tuos reikšmingiausius gyvenimo darbus ir talentus. Ir ta energija yra ir vadinasi jėga. Ir kai mes gyvenime kažką sakom jėga, tai iš tikrųjų yra ženkliai daugiau ir aukščiau negu įprastas vidurkis. Ar rezultate, ar pasiektuose fiziniuose kažkokiuose pasiekimuose, nes tai yra sportininkų ir tokios jėgos ženklas, kur gali žmogus turėti labai didelę jėgą. Fizinę, psichinę, intelektualią, bet kokios netgi seksualiai tai yra labai stipri energija, kur jau žmogui, sakykime, jau čia visose srityse yra ta jėga. Ir taip pat yra dideli maštabai. Labiau mes galbūt kalbėsim apie pliusą, nes minusiniam tai yra visa tai, kas pliuse yra minuse priešingai. 11, kad, sakykime, išlaikytų tą savo balansą, jisai turi, aišku, labai paskirstyti tą savo jėgas, kad neužsisuktų į tą tokį autopilotą, kuris tampa darboholizmu. Tai yra labai minusas, nes 11 yra energija didelė, maštabai taip pat dideli. Čia ant smulkiųjų šitas ženklas ne per kur nepaims, nes tai turi būti net ir gyvenant žmogui reikia arba didesnio erdvaus sodo, arba namo. Aišku, teritorija turi būti tokia, kad prie šito ženklo žmogus negyvens komunalkiai 22 kvadratų su vyru, žmona ir ten 3 vaikais, nes jam reikia asmeninės erdvės. Jam tiesiog jis turi kvėpuoti pilnais plaučiais ir plačiu mostu eiti į gyvenimą. Tai va dėl to tas maštabas visuose tose gyvenimo sferose 11 yra labai svarbus. 10 jau labiau yra susijęs su kūnu, kas yra žmogaus galvoj, mintyse ir kaip tos mintis toliau generuos to 11 pasiekimus ir visą tą apimtį. 10 jisai yra intuityvus ženklas, ten yra nuolatinis judėjimas, nėra to. Minuse tik tai yra visiškai užtraukti stabdžiai, kai 10 delsia ir nežino, ką pasirinkti. Kitas dalykas, kurie net ezoteriškai išgirsta, kad turi 10 fortūnos ratą, sėda ant pečiaus ir galvoja, tai kaip Jemelika, bet Jemelika irgi turėjo pakelti užpakalį ir nueiti prie tos jūros žuvį sugauti. Tai kiti galvoja, nereikia nieko, nei loterijos bilieto pirkti, nei darbą eiti, nei mokytis, viskas iš dangaus nukris. Čia yra minusinis 10 toks galvojimas, kad jam viskas bus patepta. Nebus. 10 taip pat turi įdėti tiek pat pastangų, kaip ir bet kuris kitas mirtingasis ir bet kuris kitas ženklas, turi eiti dirbti, mokytis, save tobulinti, tik tai jo yra visiškai kitokia eiga. Tai yra labiau cikliškumo ženklas. Tai nebus, kad pas 10 bus lygiai visą gyvenimą. Ten bus gal ir amerikietiški kalneliai. Bet tam, kad žmogus komfortiškai išlaikytų, sakykime, nuopolius ir kad jis krisdamas žemyn neišsigąstų, o lygiai taip pat, kaip ten iš tikrųjų jau žvengia hebra, kai ten ir klykia ir žvengia, tai kai kalneliais važiuoji ir tu esi tuo pasiruošęs, tai tu vienodai kaifuoji, ar tu esi viršūniai, ar tu leidėsi į apačią. Ten vienodas malonumas. Ir jeigu 10 pasiruoš savo cikliškumui, čia visose sferose, finansiškai, psichiškai ir fiziškai pasiklos tam tikrą pagrindą, tai jisai irgi kaifuos ant tų savo kalnelių. Jeigu nepasiruoš, jis kritęs į dugną, kaip sakant, pridės kelnes ir jisai sunkiai stosis. Sunkiai keltis, nes jis supras, kad ten yra dugne. O tas, kuris bus pasiruošęs, jis priims, kad tai yra norma, taip kaip būna vasara. Mes visi krykštojam ir džiugojam, ateina žiema, 10 normaliai pasiruošęs, turėdamas rogės, kailinius ir malkų. Jis nesupras, kad čia yra ne kaifovai. Jis tiesiog supras, kad tai yra jo toks ciklas. Jisai sėdės prie pečiaus, eis nusišaus zuikį, suvalgys ir sulauks pavasario ir vėl vasaros. Čia tiesiog yra pavyzdys. Čia yra 10 pliusas, kai jis bus pasiruošęs viskam. Nes ten nuobodžiai jam nieks neleis gyventi.
10 yra pagrindinė misija būti kaifuotoju šiam pasauly. Turi labai daug apsaugos ir labai daug, jis tarsi yra apgaubtas savo angelų sargų ir tokių energijų, kurios jam padės eiti tuo gyvenimo keliu. Nes šiaip nieks nesakė, kad 10-ukui nebus kliučių. Ten ir yra ir pagaliai gali būti sukaišyti, ir pats gal per žioplumą ten, kaip sakant, ašį išlauš. Mes visi esam žmonės ir klaidų padarom, nepriklausomai nuo to, kokį mes gražų energetiškai ženklą gavom. Tai 10-ukas labai turi jausti savo intuiciją, visą savo aplinką. Ir kai tą aplinką jisai jaučia, nuskanavęs, jisai pasiema iš tos aplinkos pačius geriausius elementus, žmonės, patirtis ir su juom eina ir daro savo gyvenimo produktą, savo gyvenimo augimą. Nes ta intuicija jam labai yra svarbu. Jeigu bus tai primesta, ir tas 10-ukas nesilaikys savo linijos, o jam ir būtent yra tokia užduotis, kad gali labai stipriai skirtis jo 10-uko interesai ir pasaulio matymas, negu apskritai viso priimto sociumo. Visi kiti galbūt taip darys ir jam netgi bus duotas tas išbandymas, kiek jisai gali pasitikėti tuo savo vidum ir aukščiausių jėgų apvaizdą, kad jis bus apsaugotas. Čia nereiškia, kad tas 10-ukas turi daryti visiškas kvailystės ir nesąmonės, bet jis turi sau leisti pabandyti iš savo vidaus daryti tai, ką jis nori, ir turi leisti sau suklysti, net jeigu ten jam ir nepavyko. Taip yra patirtis, bet ta patirtis yra svarbi, kai ji ėjo iš jo vidaus. Ir kai jie eina iš jo vidaus, tada jis labai gerai supras, kad galbūt ten tikrai yra ne jo ir jis ramiai atsitrauks, arba supras, kad tikrai yra jo, nes jeigu pagal intuiciją, greičiausiai jis tada pataikys, kad tai yra jo kelias, jo numatytas vektorius ir tikslas. Ir tik gal laiko klausimas bus, kada jis iš tikrųjų ten tuos ratus prasuks jau į tą savo kalną. 10-ukas yra labai geras ženklas, kuris turi kaifuoti, ir kadangi jisai stovi šalia 11, kur yra labai didelė energija, toks gaunasi truputį gal ir kaip prieštarama. Žmonės gali galvoti, kaip čia dabar čia mes kaifuosim, atsipalaiduosim, kai mums aukščiausiam lygmenį duotas talentas būti labai tokiu pajėgiu, stipriu, plačių maštabų ir daug jėgos. Tai šitam derinį 10-ukas gali daryti ir labai daug, ir tų viršvalandžių padirbti, ir tikrai, sakykime, maštabiškai dirbti, bet tik ten, kur jis nori, ir tik ten, kur jis pats mato savo gyvenimo tikslą. Kaip žmogaus, kaip asmenybės. Ne kažkokių ten mamų, ne kokių babų ar kaimynų, arba ten apskritai, ką pasaulis pagalvos. 10-ukas neturi žiūrėti ir klausytis, ką pasaulis pagalvos apie jo nuostabės idėjas. Jis pagalvos labai gerai, kai jos bus įgyvendintos ir visi pasakys, o mes net nesitikėjom. O 10-uko irgi yra tokia misija, kad jis gali padaryti tai, ko niekas net nesitikėjo. Juo labiau, kad 3 energija yra žvaigždė, o ta žvaigždė taip pat daro tokius dalykus, ko galbūt pasaulis nesitikėjo. Ir visa šita seka, jinai yra labai aiški ir harmoninga. 10-ukas su savo kaifova intuicija ir galėjimu dirbti kiek nori, kada nori ir kaip nori, čia yra savo taisyklių dažnai nustatinėtojas, bet nepažeidžiant kitų. Nes jeigu man pavyzdį, kaip pavyzdį, jam galbūt darbdavys sako, tu ateik į darbą ten kaip ir visi, nuo 8 ryto iki ten 5 atidirbi, toks yra grafikas. 10-ukas gali eiti net į tokį dialogą, gali pasakyti, aš esu popietinis paukštelis, aš galiu ateiti į darbą ten kokią 10, jau ne 8, bet aš padarysiu visą tai po darbo arba namie, arba toj pačioj įmonėje, tarkim, jeigu ten kabinetą turi. 10-ukas gali netgi ieškoti tokių variacijų, kaip jo ciklas riedės, nes fortūnos ratas yra ratas, kuris sukasi ir rieda, ir tas riedėjimas visada turi tą intenciją, kad mus kažkur nuvežtų, kad mus vežtų į priekį. Tai čia lygiai ta pati yra
suvokimo forma, kodėl tas žmogus su tuo fortūnos ratu gali irgi sukti savo gyvenimą ten, kur jis nori. Čia yra kaip katinas, kuris vaikšto vienas, bet katinas ten eina tik peliauti ir ant morčiaus, o žmogus vaikšto vienas ten, kur nori, grakščiai atsipūtęs, bet jis daro tai, ką reikia jam naudingo, kad naudinga sukurti pasaulį. Nes mes visi ateinam būti naudingiem pasauliui. Nėra taip, kad mes ateinam, tik tai pavalgyti ir pakakot. Mes visi turim atnešti naudą. Ir ta nauda 10-ko yra tokia, gali būti netikėta, labai plastiška ir mes esam tokie, superiniai. Bet tai nereiškia, kad mums nieko nereikia daryti. Mums reikia irgi taip pat labai daug pastangų įdėti. Ir 17-kas vainikuoja, kur yra kaip ir duota dovana jau iš aukščiausių jėgų, kur tas 17-kas paprastai šitoj 3 pozicijoje, ne tik toj pozicijoje, tai yra tiesiog dovana. Ir irgi nereiškia, kad čia nieko nereiks veikti. Ta dovana turi žmogus lavinti su savo 10-ku, su ta savo jėga ir maštabais ir nušvisti padangiai, kiek aukštai pakilsta šio herojaus žvaigždė, nuo jo priklausys, nes visų pirma kyla nuo mūsų patvorio, mes tą trajektoriją tokią nedidelę pasidarom, paskui kai ta žvaigždė jau mums už tvoros nutviksta, tada mes sakom, mes tą žvaigždę keliam aukštyn ir iki padangaus, kai mato jau ją ir visa Lietuva ir dar ten kelios pasaulio šalis. Tai tokie talentai šito herojaus. Aišku, aš čia pasakoju gal šiek tiek tokią kaip ir pasakojimo, kaip ir istorijos formai, bet aš manau, kad taip žmonėm yra gal ir smagiau klausyti ir suprantamiau. Tai sakau, iki kitų skaitimų ir jeigu bus įdomu, komentuokit ir toliau draugausim.